Gerbėmieji, pradedame Seimo taurės vaikų ir jaunučių turnyro 1-5 vietų laimėtojų apdovanojimo ceremoniją. Padėkos žodį ir tarti kviečiame Lietuvos aukščiausios tarybos atkuriamo Seimo pirmininką, Europos parlamento narį Vytautą Landsbergį. Sveiki dalyviai, visi laimėję. Ir tie, kurie pralaimėjo, irgi laimėjo malonumą. Šachmatai yra labai didelis malonumas. Ta aš atsimenu iš savo gyvenimo. Buvau toks kaip šitie mažesni, kai pradėjau vaikščioti šachmatų klubą ir dalyvauti turnyruose. Ir iki šiol pasiilgstu. Nors gyvenimas taip nukrypo, kad to malonumo labai nedaug turiu. Kaip į čia vakar su anūku sulošiau 2 partijas, kol kas dar laimėjau, bet ne visada taip bus. Branginkit ir kitiems paaiškinkit, pakvieskit. Čia aš kalbu jauniems, mačiau, kad ir vyresni dalyvauja su permaininga sėkme. Bet o štai šitie mokiniai, jaunimas turbūt supranta tą smagumo, malonumo pusę, žaisti savo įžvalgumą, savo greitą orientaciją, kai jau blicas, arba savo strategiją, kai yra rimta ilga partija, lavinti. Iš tikrųjų tai yra ir jėgų pasitikrinimas, ir jėgų ugdymas. Žmogaus jėga yra ne vien raumenys, žmogaus jėga yra jo protas, jo sugebėjimas daryti sprendimus, jo sugebėjimas numatyti ateitį. Šachmatuose labai daug to yra. Šita lenta su figūrom yra pilna visokiausių galimybių. Ir jūs įeinat į tas galimybės ir savo gabumą, savo sumanumą įrodinėjat arba įrodot prieš kitą varžovą. Jisai nori įrodyti savo pranašumą, savo sumanumą. Tuo pačiu ir žmogus darosi įžvalgesnis, gudresnis, galima pasakyti, protingesnis apskritai. Jo šitie protiniai sugebėjimai per šachmatus gali būti labai smarkiai vystomi. Todėl aš už tai, kad šachmatai būtų kuo plačiau praktikuojami, ypač jaunimo tarpe. Senukai pensija tokia kaip aš, tai čia laisvalaikiui gali savo turėti džiaugsmą. Bet jauni žmonės tai save per šachmatus ugdo. Ir todėl jums siūlau ir linkiu nemesti šachmatų, o mokytis, gilintis. Kažkada aš turėjau daugybę knygų, visokių meistrų, visokių kombinacijų, visokių, galimybių. Dabar būčiau jau atsilikęs, nes ta šachmatų praktika, teorija labai vystosi. Bet paskui susidūriau vėlesniais laikais, kad ir mano ten ar koks anūkas, ar kas, mane apstumdo tave, kad jis daugiau žino naujovių. O aš jau nebeatsimenu, kaip ten, kitaip sakant, man reikia kurti. Tai, ką jie jau žino, kad to taip daryk ir čia bus gerai. Tai reikia ir neatsilikti nuo gyvenimo. Reikia sekti šachmatų literatūrą ir tada tikrai turėsite ir didesnio džiaugsmo savo pergalėse ir savo matydami, ką sugebate ir ką paskui pritaikysi tikrai gyvenime. Ir įžvalgumą, analizę, numatymą ir atkaklumą, kad ir nesiseka nepasiduot, atrasti, kur pasipriešinti, mane čia spaudžia, o aš jam iš kito kampo ką nors padarau ir palengvinu padėtį. Tai iš šitokių aš labai daug atsimenu iš savo gyvenimo. Ir tai visada praverčia, ne tik šachmatuose. Sėkmės jums. Sėkmės. Džiaugiuosi, kad praktikuoju. Taigi kviečiame pirmosios vietos laimėtoją
Luką Bučinską. Signatarų valdovė. Antrosios vietos laimėtojas Kipras Eigminas. Trečiosios vietos laimėtojas Titas Tremavičius. Ketvirtoji vieta Kasparas Žarskus. Ir penktoji vieta Marijus Vičas. Tai dėkoju visiems ir iš tikrųjų labai smagu, kad Seimo rūmuose šitiek daug jaunų veidų, palyginus su ankstesniaisiais metais, ir tikėsimės, kad ir ateityje jie mūsų neatleis. Dėkoju. Žinot, kas man dar atėjo į galvą? O kai jūs čia sėdit prie savo kariuomenės, kiekvienas iš jūsų generolas yra. Jūs turit savo kariuomenę ir su ją galite ką nors padaryti. Bet toj kariuomenėje kiekvienas irgi galvoja. Ir pėstininkas galvoja, ir bokštas galvoja. Ir sako, aš galiu čia eiti, aš noriu čia eiti. O generolas, palauk, čia tau vėliau, dabar reikia mums ten pasistatyti. Mes turim šitą žirgą geroj žvalgybinėje vietoje statyti, o tu bokštas palauk, tu vėliau. Tai šitą pusę irgi tokia labai reikšminga. Žinokit, kad figūros irgi galvoja. Ir aš laimėjau čempionatą. Ir dar visų dėmesiui, iš tikrųjų nusprendėme taip pat pasitaikius puikiai progai pasveikinti ir suaugusių Seimo taurės nugalėtojų, būtent pirmųjų 5 vietų. Tai tuoj pakviesti.
Tai dabar pradėsime nuo 5 vietos. Tai 5 vietą. Airidas Savickas kviečiame. Ketvirtoji vieta. Algirdas Banza. Trečioji vieta. Tomas Tamošiūnas. Antroji vieta. Virginijus Dambrauskas. Ir pagaliau pirmoji vieta. Vytautas Vaznonis. Kviečiame. O gal norit didieji ir mažieji kartu su profesoriumi ateikit ir padarysim gražią nuotrauką. Didieji ir mažieji. Greitai bėgat nugalėtojai vaikų turnyro ir suaugusių turnyro C, D turnyro nugalėtojai. Prašom, greitai. Dar vienas nugalėtojas šiaip taip atvyko. Ačiū visiems. Jaunimas apleidžiam pirmus staliukus, kas nepateko. Prie pirmų 6 lentų kviečiame sėsti pagal lentelę A. Prie pirmo stalo Bučinskas baltais prieš Donatą Vaznonį. Antras stalas Tremavičius Žarskus Kasparas. Taip, Donatas duoda porą minutę, 1 minutę. Stremavičius porų kaip ir neduoda, žinai, sakėm, vaikai neduoda, tai. Taip. Trečias stalas Vyčas Vaznonis. Skirtumas 4 su biški. 2 minutės porą, 3 prieš 5, taip. Dambrauskas Tamošiūnas. Minutė porą, ne? Baltieji minutė porą, 4 prieš 5. Šiame etape taip pat dar žaidžiam vieną partiją, po to po 2 partijas.